Šiandien iš tikrųjų ypatinga diena. Diena, kai susirinkom atšvęsti visų mūsų pergalės. Vieni prieš metus, kiti šiek tiek anksčiau priėmėte tikrai labai reikšmingą sprendimą. Priėmėte sprendimą pradėti kelionę. Kelionę į save. Išsigrynintumėte savo vertybės, atsakytumėte savo klausimą, kokie tikslai jums iš tikrųjų yra reikšmingi. Ir kai būna gyvenime, kai žmogus užlipa į savo viršūnę, atsiveria nauji kalnai, atsiveria naujos galimybės. Tai ko kiekvienam iš jūsų tikrai labai nuoširdžiai noriu palinkėti, tai toliau priimti iššūkius. Aš džiaugiuosi, kad jūs per visus šitus metus išmokot negirdėti tam tikrų dalykų arba išmokot brėžti ribas ir atsirinkti tai, kas jums svarbu. Kitaip sakant, išmokot girdėti labiau save. Ir iš tikrųjų užsimezgęs ryšys ir jūsų pasiekti rezultatai mane tikrai labai džiugina. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien esate čia atšvęsti tuos metus, tą indėlį, kurį įdėjote į savo gyvenimą. Po šiai dienai tai iš tikrųjų geresnės sektos ir kuri turėtų didesnius pokyčius ir kur būtų tokie žmonės toj sektos nariai, nežinau iš tikrųjų. Ir klausimas ar pasaulyje yra, bent jau dar neradau. Jūs tikrai išsiskyrėte savo atkaklumu ir ryžtu baigti šią kelionę iki galo, nepaisant visko. Nepaisant to, kad skaudėjo. Nepaisant to, kad kartais nepavykdavo iš pirmo, iš antro, o ir iš trečio karto. Tai linkiu toliau šlifuoti savo deimantus, toliau juos blizginti, nes kiekvienas iš jūsų esate tikrai deimantai verti dar labiau žibėti. Jūs esate tobulas mentorės pavyzdys, nes kai reikia būnat griežta, bet kai reikia būnat empatiška, suprantanti, tokia kaip mylinti. Dėkinga visai Da Vinci komandai ir noriu savo palinkėti nesustoti ir toliau tęsti tai, ką pradėjau. Ir sėkmės visiems, ačiū jums ir tiek. Ir šiandien jaučiu tokį ir džiaugsmą, pasididžiavimą, bet kartu ir liūdėsi, kad programa baigėsi. Man liko tai savęs pažinimas, tai yra įrankiai, būdai, kaip save suprasti. Galiu tik pasidžiaugti. Ačiū labai. Aš visus jūs kviečiu susirasti savo naujas viršūnės ir kopti jas taip pat. Nes tame turbūt gyvenimo grožis ir yra. Ačiū sau, ačiū jums, ačiū vedliui. Žiauriai geras dalykas, ką jūs čia darot. Aš kaip ir Tomui minėjau, galėčiau palyginti su motina Teresa. Gavau receptą, kaip per maksimaliai trumpą laiką padaryti maksimalų pokytį be nuostolių. Ir noriu irgi pakviesti visus paploti savo, padėkoti. Bendravote su treneriais, bendravote su savo vadybininkais arba vadybininkėmis, bet nematėte viso būrio kitų šaunių žmonių, kurie irgi deda daug pastangų. Kiekvieną dieną deda daug pastangų. Tai dabar noriu visus tos žmonės pakviesti čia. Visą komandą.